Gerą dieną, gerbimi žiūrovai. Kodėl dirbu mokykloje? Tokia tema ir šiandien kalbame su Vita Grebliūnaitė. Labą dieną. Motiejaus Gustaičio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja iš Lazdijų. Ir Mantu Žemguliu, net iš Palangos. Sveiki. Atvažiavusių Baltijos pagrindinės mokyklos matematikos mokytojai. Tai jaunieji, netaip senai dirbti pradėję mokytojai, gerbimieji. Pasakykit, ar ši profesija ir šis kelias jau nuo pat darželio laikų kirbėjo jumise ir norėjo būti įgyvendintas, ar šiek tiek vėliau ir kodėl jūs taip? Buvo įvairių pasvarstymų, kiek save prisimenu, pradinėse klasėse tik tai apie tai ir galvojau. Vėliau į mano akiratį pakliuvo keletas tokių įdomesnių profesijų, bet galiausiai, būdama 9 klasėje, apsisprendžiau, kad taip, tai bus mano kelias. Kodėl pradžioje, sakėt, dominavo mokytojo? Dėl to, kad mokytojai, tai yra tas toksai, su kuo susiduri pirmų, juos susižavi ir... Taip, be abejo, dar buvo ir šeimoje mokytojų. Mano teta vienu metu ir abu tėvai dirbo mokykloje, tai tikrai buvo tas ir iš šeimos šiek tiek, bet vėliau šeima pati tikrai nenorėjo, kad rinkčiausi tos profesijos, nepalaikė. Sakė, tikrai yra geresnių variantų, kur daugiau ir uždirbtum ir būtų lengvesnis darbas. Bet pasirinkau tikrai... Kokie buvo dar variantai jūsų svarstytini? Aš labai norėjau stoti į žurnalistiką vienu metu, vėliau galvojau galbūt apie teisės studijas, policijos mokyklą, bet nurungėjus. Bet laimėjo mokytojo kelias. Tikrai taip. Turbūt, kad džiugu. Labai. Aš tai nežinau, mokyklai man labiau langus rūpėjo daužyti ir sportuoti, krepšinį žaisti su klasiokais, bet šiaip apie mokytoją niekada negalvojau. Gal prieš egzaminus, po egzaminų įstojimus, tai jo, galbūt kažkokia buvo mintis, kad galbūt, bet neatmečiau, o paskui natūraliai gavosi. Tiesiog kariuomeniai tarnavau, tai ten kažkaip greit įsiliejau, tapau instruktorių, privačiam sektoriui dirbau taip pat instruktorių, tai visur teko mokyti. Ir kažkaip nusprendžiau su vaikais pamatyti. O kodėl nelikot kariuomenėje? Mokslai, šeima ir šiek tiek baigėsi. Aš savanorių pajėgose tarnavau. Ir atradote tai, kad mokyti kitus jums yra įdomu gyvenime. Jo, kažkaip perprantu greit dalykus ir... Bet vargiai, ar jūs dėsat matematiką tuo metu? Ne matematika. O kodėl matematika? O kodėl matematika? Tai vėl pradinėse klasėse tikrai nebuvo matematikas. Paskui, kai perėjau vidurinę mokyklą, tai kažkaip tikriausiai iš sportinių interesų matematika, man kažkaip lengviau, aiškiau, įdomiau, noras išspręsti, greičiau, teisingai išspręsti. Tai kažkaip ir su vidurinė mokykla man ta matematika, o paskui išėjus į universitetą, tai dar labiau matematika jo kaip ir sviesta. Šakės, aš klausausi, man tai, aš kai humanitaras, tai aiškiau, tikrai, skaičiuot, ne mano kelias. O kodėl jūs būtent pasirinkot lietuvių kalbą ir literatūrą? Čia patikslinimas, aš baigiau ne vien lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos studijas. O ką dar? Aš Vilniaus universitete per 4 metus baigiau ir lietuvių, ir vokiečių pedagogiką. Prašau. Tai šiuo metu galiu dirbti ir lietuvių kalbos mokytoja, ir vokiečių. O kodėl? Papasakokit. Kai aš stojau į Vilniaus universitetą, tuo metu atsirado naujos programos, būtent 2 dalykų. Tai mūsų programa taip ir vadinosi dalyko pedagogika, lietuvių kalba ir vokiečių kalba, arba galima buvo pasirinkti vietoj vokiečių prancūzų. Pasvarsčiau, pasirodė vokiečių variantas man priimtinesnis. Galbūt ir jei kada nors netyčia sugalvosiu kažką veikti daugiau nei mokytojauti, vokiečių kalba atrodė tiesiog reikalingesnis dalykas nei prancūzų. Pirma diena mokykloje. Jūs jauni mokytojai, ne? Pasiruošėt viskas. Jūsgi jau gyvenime matė mokyklą, buvot mokiniais. Ar buvimas mokytojų ir buvimas mokinių tai yra visiškai skirtingos patirtis? Ir kokia buvo ta jūsų mokytojavimo pradžia? Nežinau, pamokos, nuotykiai, dar kas nors? Daug streso. Labai daug nežinomybės. Nes aš labai mėgstu, kai būna viskas aiškiai paaiškinta, ką reikia padaryti, ką užpildyti, ką kam pasakyti. Ne, labai daug kalbų. Man matematikoje per sudėtinga, bet mėgstu tas tokias instrukcijas turėti. Ta ir tą dieną padarom tą ir tą, iki tada atiduodam tą ir tą. Irgi norėjau, bet fizinė ištvermė tikriausiai nebuvo pats stipriausias dalykas ir pabijojau dėl to.
Dar kartais pasižiūriu į tą galimybę, gal savaitgaliais. Nu, dabar brigada dislokuota. Šauliai galų gale. Vokietijos brigada dislokuota, beje, vokiečių kalbos žinios taipogi nenueitų veltui. Bet ne, kažkaip lietuvių kalba ir čia buvo tie momentai, kur mokiausi viską nuo pradžių, nes universitetą pagrindų tokių negavau. Ten reikėjo eiti kiekvieną kartą klausti kitų kolegų, mokytojų, kas, kaip, kur, kodėl, ką užpildyti, ką padaryti ir be abejo ta nauja klasė, nauja mokykla, kaip suvaldyti tuos mokinius, būdavo didžiausias klausimas, nes vis dėlto gavau pirmais metais vėlgi 5-tokus ir atėję iš pradinių klasių, jie nežino, kas yra taisyklės, kas yra drausmė, kodėl reikia kelti ranką ir panašiai. Tai pradinių klasių mokytojai prasileido to ko? Tikrai tikiu, kad jie padarė nemažai klaidų savo būtent metodiką naudodami, kadangi tie vaikai nuotėjo tiesiog kaip laukiniai. Jiems sakai, nesakai, prašai gražiai, neprašai, vis tiek tas pats, klasiai chaosas. Tai kol aš juos išsimokiau, pirmiausia atėjus pasakyti labas rytas, kol išmokiau pakelti ranką, kai norite paklausti, nedaryti klasiai kažkokio turgaus, tai užtruko beveik 1,5 metų. Su pirmąja klase. O praktikuojat pamoką pradėti atsistoję? Ne. Ne. Aš bandžiau kelias pamokas, tai kaip pasakai atsistoti, visi atsistoja, bet paskui žiūriu, nebesakai, vienas kitas stovi, gerai, galite atsisėsti. Tai čia irgi ta pati disciplina, drausmė. Tai irgi, drausmės ir tai tam tikros, kokios jūsų patirtis buvo atėjus mokyklą? Pirmą dieną? Nežinau, man tai kažkaip nesudarė. Pirmus mėnesius, ne tik. Su vaikais, kadangi šeimoje daug vaikų, mano žmona yra iš 3 dukterų, tai nebuvo man su vaikais kažkokios baimės, susidraugavom, susipažinom, po truputėlį pradėjom. Gal mano atvirkštinis variantas, mano iš pradinių kaip tik tokie drausmingi, o aš labiau vis tiek einu į kontaktą, bendrauju su jais, labiau tos draugiškus santykius, tai pas mane žiūriu drausmės mažiau, vėl reikia padrausminti. Aš gal labiau tos nuomonės, kad pamokoje aš esu mokytojas, jūs manęs klausote, mes dirbame, mes turime tam tikrus susitarimus ir jų laikomės. Pertraukų metu aš jums esu draugė. Viskas gerai, jūs atbėkit man pasiskūst, atbėga vaikai, apsikabina, pasiguodžia, pasipasakoja, viskas yra gerai. Bet pamokoje, kuomet sėdi prieš tave 30 mokinių, ir jie sugalvoja turgų padaryti, tai tikrai yra labai nemalonus jausmas ir labai sudėtinga tokiamis sąlygomis dirbti. Bet ar gali mokytojas būti ir edukatoriumi, pedagogų, mokytojų klasėje, jau ne visai lygių žmogum erdvėje, o per pertraukas būti draugu? Manau, kad taip. Gali? Gali. Kaip jūs manote? Gali, aš irgi galvoju, kad gali. Tai jūs darot prielaidą, kad mokytojas irgi žmogus? Be abejo. O koks yra, ką mokytojo profesija iš jūsų kaip iš žmogaus visuomenės stereotipų mąstyme bando atimti? Jūs... Įstatyti rėmus, manau, bando. Ar jūs išėję iš mokyklos jaučiatės tokiais pačiais žmonėmis? Kažkiek sau leidi daugiau už mokyklos ribų. Nes mokykloje yra toks mokytojo stereotipinis vaizdas, kad mokytojas kaip ir vos ne asmeninio gyvenimo neturi, po pamokų negali kažkur pramogauti. Aš kai savo vaikams pradėjau pasakoti, jog ir važinėjau motociklu, turiu traktoriaus teisės, man tokie dalykai yra įdomu, tai jų visų akys tiesiog ant kaktos. Kaip mokytojai jūs taip galite? Sakau, žiūrėkit, jūsų tėvai irgi gali savo daug ką leisti, kodėl aš negaliu savo leisti kažko. Aš kai kurių dalykų galbūt nenoriu rodyti savo mokiniams. Galbūt ir dėl tų tam tikrų stereotipų, bet esmė tame, kad aš irgi žmogus. Aš galiu savo leisti pramogauti. Atostogauti. Be abejo, atostogauti. Taip. Ir jie visai, atsiprašau, kad pertrauksiu, ir jie visai kitaip žiūriu, akis padidėja, tu sakai su motociklu, aš atvažiuoju, arba atvažiuoju su motociklu, šalmą pasidedi, akis išsiplečia, o tyla, važiuojam, čia yra 2+2 ir panašiai. Šiaip motociklą galima su matematika susijęti, jeigu norit apžaisti. Beje, jūs pamokose naudojat kažkokį, tai nežinau, įdomesnius metodus mokymo, ten nežinau, dirbtinis intelektas, skaitmeninė komunikacija, žaidyba, vaidyba,
kažkas tokio. Tikrai taip, visus šitus metodus naudojam. Stengiuosi, kai oras leidžia išeiti iš klasės, susigalvoti įdomių kažkokių veiklų, kažkokių žaidimų. Tikrai tam pasitelkti tenka ir dirbtinį intelektą. Pasiūlo idėjų. Tikrai taip. Tai neatsiema dalis realiai mūsų darbe šiai dienai, nes kuomet turi tik vieną klasę, yra kur kas paprasčiau. Vienai klasiai ruoši užduotis, bet kai tenka dirbti su skirtingo amžiaus vaikais ir jeigu turi ne vieną klasę, tai yra labai sudėtinga pasiruošti pamokoms, ypač kai esi pradedantis mokytojas. Nes tikrai ne visi kolegos mielai dalinasi užduotimis, ne visi dalinasi idėjomis kažkokiamis. Tai kartais semiesi tos gerosios patirties, lankydamasis kitose mokyklose įvairių stažuočių metu, kartais tenka paieškoti internete informacijos, panaudoti tą patį ChatGPT. Pasiūlyk man tokia ir tokia tema. Be to mes dabar mokykloje naudojame tokią programą Editai. Tai būtent dirbtinis intelektas ten ir kuria visą pamokos turinį, visą eigą su tikslais, uždaviniais, užduotimis įvairiomis. Ten taip pat pasiūlo įvairių vaizdo įrašų pasižiūrėti. Ir kur tuomet visame tame pamokos plane yra mokytojas? Jis pateikia tai, ką dirbtinis intelektas sukuria. Prižiūri galbūt kažkiek to tvarką, paaiškina galbūt kažką. Ir vertina. Aš nelinkusi gal tokių pamokų vertinti kažkaip labai ar pažymiais ar kažką, nebent iš tos pamokos išplaukia kokia tema rašinio kažkas tokio. Bet tokia tema, kuri dažniausiai būna sužaidybinta, kur pusę pamokos beveik užima kažkokio įrašo žiūrėjimas, nesu linkusi vertinti. O kaip aš gal papildysiu, Editai, mes irgi naudojame Editai Palangoj ir čia labiau gal yra sujungtom pamokom, integruotom. Gal Svaras nežino, dabar pamokos yra sujungiamas, matematika gali jungti su fizika, su lietuviu. Ir va, tas Editai labai pagelbėjo šitom, suplanuoja. O kam taip daryti, pasakykit? Reikalavimai? Taip. Reikalavimai iš viršaus? Kad jaunas žmogus gebėtų vienu metu mąstyti ir apie fiziką, ir apie lietuvių? Ne, mes galime sujungti du dalykus. Tuomet aš savo dalyką išdėstau, kitas mokytojas kito dalyko savo dalyką išdėsto, bet tas Editai sujungia. Labiau vaikams gal pritaikymas tų dalykų būtent. Daug čia naujienų man susako, jo, bet tai iš esmės sugauni 2 pamokas į vienos pamokos laiką, tai yra... Ne, dažnai tai 2 pamokos. 2-3 pamokos, kaip patogu, kiek reikia. Priklauso nuo to, ką suintegruoji, kaip suintegruoji. Į kiek laiko? Po 45 minutės viena pamoka ir pagal poreikį galim daryti 2, 3, 4 galbūt net pamokas. Bet toje 45 minučių atkarpoje yra 2 dalykai. Gali būti 1. Aš savo pamoką vedu, pavyzdžiui, antroji pamoka yra lietuvių, aš ten savo dalį išdėstau, 3 matematika ir eina tada vaikai pas matematikos mokytoją ir tada ta integruota. Bet čia normali mokykla, viena pamoka apie tai. Bet mūsų kažkuo susiję pačios temos. Pavyzdžiui, aš turiu pavyzdžiui paskutinį integruotą su 8-okais, tai buvo dailė ir matematika. Tai kadangi jie dailiai nagrinėjo romėnų architektūrą, braižė piešinius apie architektūrą ir paskui mes matematikoje paskaičiavom. Pitagorą pritaikėm, turi plotą, dar kažką pritaikėm, grinai va tiems jų iš dailės atsineštiems piešiniams. Nu taip, čia geras. Galvoju, kokias dar pamokas galima būtų sudėlioti, pavyzdžiui, fizinį, kaip galima būtų integruoti į labai gerai su matematika, tai baudų metimai, va dabar irgi ruošiuosi, nežinau, ar pavyks, ar spėsim per šios mokslo metus padaryti baudų metimai. Kiekvienas metas turi statistiką, galim paskaičiuoti tikimybę, koks jų metimo procentas ir panašiai. Galim bandyti ir skaičiuoti, kaip ten trajektorija. Galim trajektoriją skaičiuoti, čia aišku jau fizika. Taip, mano fizinio mokytojas rašydavo mums pažymus, meti 10 baudų ir kiek sumeti, tiek gauni. Viskas labai paprasta. Tokia paprasta matematika, kaip kolega mano kastetas repuoja. Ar būna tokių akimirkų, kai jūs mokykloje savo užduodat klausimą, ką aš čia veikiu? Ar jūs, jeigu mes šnekam, kad jūs normalūs žmonės, tai turėtų būti visokių situacijų. Ir kaip jūs su tuo tvarkotės ir vis tiek sekančią dieną nepriimat sprendimo viską mest ir palik Lietuvos be švietimo? Tai aš galiu pradėti, tai jo, būna, ypač pirmais metais, aš Palangos Baltijos pagrindiniai mokyklai pirmus metus, tai netgi iš kolegų sulaukiu tokių jau patyrusių, sako, atrodo, aš ne į tą pusę, ne man. Ir kad jie savo, kad jums netena. Tai pasikalbam su kolegom, padiskutuojam, vieni kitus pamotyvuojam, pas mus irgi tas pats, nesigavo kažkoks dalykas, pas mus irgi tas pats, tai atrodo, kaip ir viskas gerai, ta linkme.
Bet aš labiau klausiu apie tas vidinį, ne tik išorinį, kas nesigavo. Toks nebūna, kad, galvoju, gal vis tik tai ne. Ne, bent jau man tai ne, aš dar neįsisėmiau, tai smagu, man patinka. Ypač, kai matai akis jų. Išsisem gal nereikia, kad tai pajustum, bet tikrai būna tų akimirkų, kai ką aš čia darau. 10 kartų tą patį kartoja ir jie vėliau vis tiek to paties klaus. Ir atrodo pavargsti ir kam to reikia, kam tiek stengtis. Bet tada ateini kitą rytą į mokyklą ir kažkaip nebėra tos minties. Kažkaip jie vėl su naujom šypsenom, su naujais klausimais ir vėl motyvuoja kažką daryti, dėl kažko stengtis. Juo labiau galutinis rezultatas, pavyzdžiui. Parašo atsiskaitimą, kur jie iš pat pradžių atrodė nesupranta, kažko nemoka, jie padaro tai gerai. Ir tada supranti, kad kažką darai gerai. Ir dingsta tas noras išeiti. Tikrai pačiais pirmais metais, kai dar Vilniuje dirbau, aš jau buvau paruošusi pareiškimą išeiti iš darbo. Dėl viso pikto nešiojotės kiekvieną dieną? Ne, ten turėjau labai daug problemų su tėvais. Mes paliesim tą klausimą apie tėvus būtiniausiai. Aš, kadangi nuo vaikų mes šiek tiek apie vaikus kalbamės, tai dar norėčiau jūsų pasiklausti, jūsų tos gerosios patirtis, kaip yra sukuriamas ryšys su vaikais ir ar mokytojas, ar jūs jaučiate, kad jūs darote poveikį jiem? Vat, pajaučiat, kad iš tikrųjų kažkoks poveikis yra? Gal turit istoriją kokią nors? Nu, reikėjo pasiruošti. Ne, nereikėjo pasiruošti. Tai kaip yra kuriamas ryšys? Bendraujant. Kalbantis, atvirai kalbantis ir nebijant tam vaikui pasakyti kažkokios tiesos, kad ir jam nemalonios, galbūt mokant mano atveju, aš jūs mokau man sakyti tiesą. Sakykit, kaip yra. Padarėt kažką blogo, kažkur nusikaltot, panašiai, ateikit ir pasakykit man pirmiausiai. Mes spręsim tą problemą. Kartais net tėvai nesužino, kad jų vaikas ten kažkur kažką ne to padarė, ne to pasakė. Mes ieškom tų tokių sprendimų klasės ribose, kad jie nebijotų manęs, nebijotų man pasakyti, kaip yra ir kad aš galėčiau būti tas pirmas žmogus, kuris jiems mokykloje padeda. Tam reikia, kad jie jumis pasitikėtų ir nebijotų už tiesą būti nubausti. Taip, bet mes tam tikrus susitarimus turim. Žiūrėkit, jeigu pavyksta, jeigu susitvarkom su viskuo mokykloje, nekišam tėvų, jie nieko nesužino, norit patys pasipasakojat, aš neskambinu. Bet kaip tada pasiekti rezultato? Žinokit, jie patys kažkaip ima mąstyti, kad gal geriau nereikia, nes mūsų auklėtoja supyks, nesiveš mūsų kažkur, vėl moralas bus, arba dar tėvam paskambins, o tėvai uždraus krepšinį, meno mokyklą, sporto mokyklą, geriau nereikia. Tai tėvai neperima tų gerųjų praktikų, bet grįšim. O jūs? Jo, aš irgi pritarčiau bendravimas ir vis tiek ne tik universitetą baigiam, jau turim kažkokių patirčių, iš patirties kažką galiu papasakoti, aš ir savo įmonę turiu, buhalteriją turkau, tai ir jiems įdomu yra, ir tas pats apie teisės jie daug klausia. Paliekam šiek tiek, išjungiam matematiką, susibendraujam su kitais dalykais. Svarbiausia, kad jie, net nesvarbiausia, kad jie išmoktų matematiką, svarbiausia, kad jie būtų gerai žmonėm tapti. Taip, kartais pamoka nėra 45 minutės to juodo darbo, to juodo aiškinimuose, kas ten kaip, kodėl, bet kartais tam skiri 10 minučių, kad su vaikais pabendrautum, juos nuramintum, pasakytum, kad ne pasaulio pabaiga, žiūrėkit, kad pasaulis dėl to nesustoja. Ta ryšį mesgi kartais ir aukodamas pamokos laiką. Nes tai atsiperka ateityje paskui. Taip. Nes kai ryšys susikuria, jisai jau turi tendenciją tęstis ir toliau. Tai sugrįžkim prie tos temos, apie kurią vis bandau jūs nutraukti, kad nepasakotumėt. Dirbdami mokykloje susidurėt su kolegomis, su administracija ir su vaikų tėvais. Kokie iššūkiai arba gerosios patirtis ir tobulintos, vienu žodžiu, patirtis, kurias reikėtų pagerinti, buvo jūsų gyvenime? Administraciją šiuo metu turim nuostabią. Mūsų direktorė, nors prie širdies dėk. Čia jau tiesa. Ir palaikymas iš administracijos tikrai visada jaučiamas, bet kaip ir užsiminiau anksčiau, yra tų problemų, jau dabar šitoje mokykloje, sakyčiau, man labai minimaliai su tais tėvais ir jų pačių nesupratingumu. Jie bando primesti kažkokius savo įsitikinimus, įsivaizduojamus įstatymus, kad mokytojas negali taip elgtis.
Pavyzdžiui, viena iš situacijų, dirbant Vilniuje, buvo, mama mane atakavo nuolatos, kodėl aš jos vaikui 2 iš eilės dvejetus parašiau. Nes negalima. Nes įstatymai neleidžia rašyti 2 neigiamų pažymių iš eilės. Yra toks įstatymas? Nėra. Bet jį va tai bandė įrodinėti ir tikrai ėjo pas administraciją, skundėsi, kad aš darau tai, kas nusižengia įstatymams. Jinai nesuprato, kad problema yra nemokėjime, o ne jūsų įvertinime. Ne. Ji nusistačius buvo, kad mano vaikas protingas, jis moka, aš esu prieš jį nusistačius, aš pažeidžiu įstatymus ir viskas. Ir mes kovojom. Norėčiau pamatyti įstatymą, kuris reglamentuotų, kada kokius pažymius reikia rašyti vaikui ir kas iš to gaudasi. Dar kokie iššūkiai? Mokykloje gal vienas iš iššūkių, tai dar man yra tas, kad norėtųsi kažko klasę papildyti tam tikromis priemonėmis. Kadangi dirbau čia labai jaunoje mokykloje, visai neseniai atsidariusioje, turėjome interaktyvias lentas ir buvo labai patogu įvairias užduotis kurti, vaikams buvo patogu atlikinėti jas toje lentoje. Tuo tarpu ten, kur dabar dirbu, tokio malonumo neturiu. Jau kai kuriuose kabinetuose tikrai atsiranda tas lentos, bet apriboja pačią kokybę, apriboja šiek tiek tą darbą, tos paprastos baltos arba kai kur netgi žalios lentos, kur mokytojai rašo kreidomis. Tai sąlygos tam tikros. Tam tikros, taip, sąlygos. Jūsų patirtis? O ne, pas mus sąlygos tai idealios, visur lentos, visur priemonės, viskas pateikta. Santykiai su administracija labai fainiai priėmė, mokytojai kiti irgi visada padeda, administracija taip pat nėra nusiskundimų, tikrai gal labiau jo su tėvais, kad ateina iš tėvų, kad vat, mokykla turi išmokyti. Ne, be darbo nebus nieko. Neišmokysim mes pamokos metu visų ir vienodai, jeigu jie nedirbs namuose. Ir tie patys ir tėvai su vaikais ir patys. Bet gerai, tai kokia ateina iš... Kur yra problema? Tėvuose? Didžiausia. Tai tėvai sako, kad mokytojose... Kokia yra tada problema tėvuose? Požiūris, kad jų vaikas pats protingiausias ir čia jūs kalti dėl to, kad jis kažko neišmoksta? Taip. O jeigu jis blogai elgiasi ir neišmoksta? Bet tai vis tiek mokytojas kaltas. Nes mokytojas turi ateiti kiekvieną vakarą namo ir daryti pamokas kartu? Taigi vaikai namuose auksiniai. Namuose vaikai tikrai klauso tėvų, neatsikalbinėja, nesikeikia, daro viskas, kas priklauso. Visą tai daro mokykloje paskui. Tėvų požiūris, kad jų vaikas yra toks. Bet tu tiem tėvam kol išaiškini, kad ne, jūsų vaikas toks nėra. Kad jis mokykloje elgiasi kitaip. O kaip tai pakeisti? Vat kaip pakeisti šitą santykį? Nes šeima yra ganėtinai uždara socialinė ląstelė, pavadinkime. Nėra daug instrumentų, kad tu galėtum ten ateiti ir kažką bandyti jiem per prievartą įdiegti. Tai kaip tai galima pakeisti? Ir nežinau, gal turit praktikų, receptų, mes taip juos mėgstam. Keletą kartų mano pamokose buvo tėvai. Jie inicijavo ar jūs? Aš. Pasikeitė požiūris? Taip. Vienas iš variantų. Nustojo kaltinti, kad aš esu kalta, kad aš nesudrausminu klasės, kad per mane viskas. Tada atsirado pas juos tas požiūris, mąstymas, kad aha, čia gal ir mano vaikas, toks yra, kad čia jis gal ir verda visą tą nesantaiką klasėje. Vaikai, jie turėjo vis tiek biškį nenatūraliai elgtis, jeigu atėjo tėvai į pamoką. Faktas. Pakankamai elgėsi. Ne? Kad mama suprastų. Taip. Pas jūs? Pas mane jo, aš irgi buvau laiškelį gavęs iš mamos. Vaikinai įsijaudrino, gal kuris kažką paklausė, į tamą parašiau pastabą. Ir gaunu laiškelį, jis negali būti, kad čia mano vaikas. Negali būti, jisai lanko būrelius, jisai gerai mokosi, negali būti. Aš neįsigalvojau, gal jis nebuvo iniciatorius, bet jis kalbėjo, jis trukdė pamokoje. Tai. Gerai, pakalbėjom apie iššūkius, bet jūs vis dar esat mokytojas. Tai kas jūs džiugina, kas jūs motyvuoja ir kodėl jūs vis dar... Ačiū jums labai, kad jūs tai darot, bet kur tas vidinis jūsų atspirties taškas. Vat kaip kalbėjom, kad atrodo nebėra jėgų, gal ne savo vietai, tai bet kai ateini per pertrauką ateini ir žiūri, kad jie namų darbus vienas kitam aiškina, sprendžia, arba klausia kažko domis, tai geras tada geras. O dabar šiurpas eina. Čia yra tos mažos dalelės, kur atrodo, gal tada viską gerai darau. Kad jie domisi, jie kiek liks klausimas, bet
gera linkme, reiškia, einu. Taip, ir aš praktikuoju tą dalyką, kad konsultacijų metu kartais leidžiu vieniems vaikams kitiems aiškinti tą teoriją, ko nesupranta. Kai jie ateina aiškinti, sakau, nu žiūrėk, aš galiu tau skirti individualų mokytoją, tavo bendrą klasį. Ir aš kai girdžiu, kai jie kalba tom savokom, aiškina vienas kitam tam tikrus dalykus, nu, tai tikrai labai paglosto širdį. Aišku, tas vaikų artumas, pasitikėjimas, jie atbėga ryte, pasisveikina, apsikabina, paklausia, kaip mokytojai jūs gyvenat. Nu, nuostabus jausmas. Ir kad ir kokie tie sunkumai iškyla, bet nusiramini. Ir kitą dieną vėl su ta šypsena ateini į darbą. Jeigu reikėtų jūsų rate pažįstamiem žmonėm, draugam, iškiltų toks noras, žiūrint jūsų šviesų į pavyzdį, irgi žengti pedagogo keliu, ką jūs jiem pasakytumėt? Bandyk, žinom, Ane? visom 4 už. Pabandyk. Nepatiks, visada galėsi išeiti. Bet tikrai tai, ką duoda vaikai, tas bendravimas su vaikais, žinojimas, kad po savęs kažką palieki, kad jie išeidami iš klasės kažką įsineša, nu tai yra svarbiausias dalykas šitam darbe. Man bent jau. Jo, sutikčiau ir nebūtinai, kad Pitagoro formulę išsineš ir išmoks ir pritaiks. Svarbiausia jo, kad jie kažkas jiems lieka ir lieka gerų požiūrių. Santykis yra tai, kas kūrė dvasią mokykloje. Man taip. Man irgi taip. Ar yra kažkas tokio, ką jūs būtumėt norėję žinoti iš anksto prieš pasirinkdami mokytojo kelią? Nu, dar jūs, kažkokia informacija, kur jūs dabar jau žinote, bet būtų gerai buvę žinot dar kai nepriėmėt sprendimo. Galbūt tas dalykas, dokumentai visi. Dokumentų pildymas, įvairios ataskaitos, ten tie visi projektai, visi reikalavimai, gal būčiau norėjus apie tai daugiau žinoti, bet ar tai būtų sustabdę nuo pasirinkimo? Ne, vis tiek būčiau rinkus. Bet tiesiog ateidama nežinojau, kad man teks pildyti tiek ataskaitų, įvairiausių dokumentų, apie mokinius rašyti tiek daug charakteristikų ir panašių dalykų. Aš tą nežinojau. Jo, tos užklasinės veiklos daug, jo, aš irgi nesitikėjau. Nežinau jo to. Jūs nesat auklėtojais? Esu. Esat. Būti dar ir būti mokytoju ir būti klasės auklėtoju. Kokia yra ar pridėtinė vertė ar skirtumas, tai jau ten visai kitas turbūt pasaulis. Kokios atsakomybės, nežinau, kas atsitinka? Pirmiausia, tai turime artimesnį ryšį su mokiniais. Tos klasės valandėlės, tas bendravimas su vaikais nebėra toks oficialus. Mes susėdam kartu, atsinešam kitą kartą ir kažkokių blynų arbatos pasidarom, sėdim ir kalbam kas, kaip, kur, kodėl. Kartais mes turim tas tokias oficialesnės pamokas, kur jau kalbame apie tam tikrus dalykus numatytus plane klasės vadovo veiklų, bet vis tiek. Tu turi tą ryšį, tu jį artini, tu gali su vaikais planuotis daugiau išvykų, tu vėl su jais kitaip susibendrauji. Nu, jie turbūt visai jau tampa kitais vaikais, negu visa likusi mokykla, ne? Taip. Tavo gyvenimo dalis jau tokia artimesnė, nežinau, pavadinkim ne tikrąją, bet toks šeimos jau atsiranda. Aš visą laiką sakau, aš turiu dabar 18 vaikų. Sako, tokia jauna tiek daug vaikų, sakau, taip visą klasę augdau. O kaip pas jūs? Jo, pas mane maža klasė, 10. Pas jūs motociklas, reiškia, toks garažas didžiulis. Ne, tai kad prisidėjo tų papildomų veiklų, jo, tai administruoti, kažkur pakeliauti, kažkur ieškoti, ką nuveiksim. Tas yra. Galima tos klasės valandėlės daryti gal įdomesnėse erdvėse, jeigu yra galimybė. Jo, galim. Kažkokius tai. O jūsų požiūris į tuos vaikus, koksai, kaip jūs juos priimat, suvokėt, suprantat? Nu, tai aišku, didesnis ryšys negu su kitom klasėm, kažkaip norisi labiau jam padėti, bet ar pavyks, nepavyks, nežinau, matysim. Taip, bus ta pirma išlydėta klasė, tai ir bus tas turbūt. Jūs verksit greičiausiai, kai išlydėsit jūs, gal viduje, neparodydamas vyriškai, bet nors ašarų nebuvimas nėra vyriškumo požymis, čia mano yra asmeninė požiūrė. Čia viena iš didžiausių klaidų ir bėdų, kai yra žmonės vieni kitus įstato į tam tikrus rėmus, kurios būtina atlikti kaip socialiniai būtybė visuomenėje. Tai
nėra baisiau, paskui mes turim pasiekmes, su kuriom paskui ir mokytojai turi spręsti, nes tėvai vienaip elgesi, kartais kitaip. Ir vienai bando atrodyti, kitaip yra iš tikrųjų ir paskui viskas makaluojasi. Jeigu jūs nebūtumėt mokytojais ir rytoj jums reikėtų iš naujo priimti sprendimą, ar žengtumėt? Vis tiek mokytojo kelias. Vis tiek mokytojo kelias. Man tai va. Pasaulis stovi ant meilės, pagarbos, gerumo, rūpesčio ir, tokie, kur tos temos, aš kaip muzikantas, aš dainas rašau. Tai iš esmės, čia jau mano meniškumo ir mano iššūkio dalis, jeigu aš tiesiogiai apie tai rašysiu, bus neįdomu. Neįdomu. Tai aš turiu tai paimti metaforom, apipinti kažkokiom, tai kažkaip padaryti, perkeltinės prasmės sudėti. Bet iš esmės visą laiką ir šnekam apie vieną, apie tamsą šviesą, apie gerumą, blogumą, pyktį, reiškia džiaugsmą ir visas pasaulis ant to stovi. Ir mokytojas yra, kaip mes jau sakėm, reiškia, tokią prielaidą padarėm, kad irgi žmogus, irgi gali būti ir liūdnas, ir piktas, ne tik geras ir viską suprantantis, kartais jam irgi norisi atsiriboti, kartais norisi prisijungti, jis yra normalus žmogus ir normali profesija būti mokytoju. Ir tas gebėjimas valdyti situacijas, spręsti, nežinau, kartais atrodo, kad jūs esate toj pozicijoje, kur jūs daugiau turit galimybių save tobulinti, kaip žmonės visa socialinė prasme. Ne tik, nes jūs esat visame santykyje ir esat santykyje neždami atsakomybę už tą ateinančią kartą. Nors jums kiša pagalius ir ratus ten visaip ten bando kažką, bet jūs vis tiek einate kelią. Jūs vis tiek visą tai darot. Ir aš labai noriu pasakyti jums ačiū už tai, kad aš esu ramus, kad jau mano vaikai, nes mano vaikai jau mokyklą baigė, bet mano vaikai pakliuvo į jūsų rankas, matau, kad viskas bus gerai. O aš pasistengsiu nebūti tuo tėvu, kur trukdo jums dirbti savo darbą. Tai ačiū labai, kad atėjot šiandien, o jums ačiū labai, kad žiūrit, kad jums ne tas pats ir tikiuosi, girdit ir imat į reiškia suvokimą tai, apie ką mes kalbam ir matote save visose tose situacijose, apie kurias mes bandom aptarti. Tai ačiū dar kartą, viso geriausio.